Malda. Malda yra kelionė vidun, tai kelionė į savo širdį. Kaip širdis yra mūsų fizinio gyvenimo gyvybė duodantis pulsavimas, taip malda yra gyvybės duodantis pulsavimas, teigiantis prasmę mūsų gyvenimui. Malda duoda prasmę mūsų gyvenimui, nes tai kelionė į savo paties širdį, kurioje mes sutinkame Dievo širdį. Mes keliaujame vidun ieškoti Dievo slėpinio, Dievo, kuris mūsų kūrė ir gyvena mumyse, kuriame mes gyvename, judame ir esame. Malda yra kelionė vidun paliečianti šį Dievo slėpinį. Kai mes keliaujame vidun į savo asmens centrą ieškodami bendravimo, kuriame prisiliečiame prie Dievo slėpinio, mes paliečiame save. Kai kūrinys patiria naują santykį su kūrėju, jis taip pat kitaip reaguoja ir į save kūrinį. Nauji pojūčiai atsiskleidžia mumyse ir jais mes naujai patirime gyvąjį Dievą. Čia mums naujai atsiskleidžia pasaulis. Mes patys mūsų bendravimus visą kūrinyje, nes mes esame atgaivinti kūrėjo, kuris yra meilė. Kai naujas Dievo buvimo suvokimas pažadina mūsų tikrumą Dievo meilę, kuri yra viso mūsų gyvenimo pagrindas ir šaknis, mes imame kitaip matyti ir kitaip jausti. Malda lyg meilės gimimas mūsų širdyse. Kai mes ieškome bendravimo su Dievo maldos būdu, rodos visur ištrykšta mažas meilės stebuklas. Galbūt tai atsitikdavo ir anksčiau, bet mes nebuvome tuo tikri. Vaivorykštė nuspalvina dangų ir mes staiga tampame tikri Dievo tėvo buvimu ir jo globa. Mes džiaugiamės grožiu ir džiaugiamės kūrinyje. Mes džiaugiamės savo paties kaip kūrinio slėpiningumu ir netgi tuo, kad turime galimybę patirti šį grožį. Azalija skleidžia savo žiedą, skelbdama pirmuosius pavasario pažadus ir mes nujaučiame tame kūrėją. Draugo akis švyti skaisčiau ir rankos pasaudimas yra šiltesnis. Džiaugsmo akimirkose mūsų juokas tampa skambesnis ir mes tampame jautresni išgyvenantiems skausmą. Kai mes atnešame savo gyvenimą Viešpačiui, atsiduodame ir pasitikėdami, jog jis mumis rūpinasi. Mes patiriame atgaivą visur, nes kasdieninės maldos metu liesdami Dievo širdį mes pradedame liesti gyvenimo širdį. Maldos kelionė yra visą gyvenimą trunkantis nuotykis. Tai kelionė, kurioje mes atpažįstame kelią tik tuomet, kai jai keliaujame reguliariai. Iš pradžių kasdieninė kelionė gali būti trumpa, o vėliau pamažu mes galime keliauti toliau, vis geriau pažindami į vidų mus vedantį kelią. Čia gali būti reikalingi pagalbininkai, savo mintimis mus palaikantis draugai, galintis mums vadovauti šventasis raštas. Kelionė mus ves į viršukalnis ir į nuostabius slėnius. Keliausime saulėtą dieną ir keliausime tamsią naktį. Kartais Viešpats mus nustebins savo prisilietimu ir mes išgyvensime pagarbę baimę, o kartais jo ieškosime su skausmu. Mūsų kelionė yra slėpinys, gilus slėpinys, nes mes keliaujame į asmens paslaptį. Malda atveria mumyse Dievo asmenį, leisdama jo tiesai pilnai atgaivinti mūsų gyvenimą. Kai bendravime su žmogumi mes vis giliau jį pažįstame, daugiau laiko praleisdami kartu, taip ir bendravime su Dievu. Mes labiau jį pažįstame, ilgiau su juo būdami, su pasitikėjimu atverdami save jam. Mes leidžiame jam apdovanoti mus savo malonę ir jis tampa asmeniniu draugu, su kuriuo mes pilnai galime būti savimi. Draugas, su kuriuo gali dalintis savo suklupimais ir pakilimais, džiaugsmu ir liūdesiu. Draugas kopia su mumis į kalnus ir keliauja slėniais kartu su mumis. Draugas visada čia dėl mūsų. Kartais nereikia net žodžių, užtenka buvimo su Dievu. Jis visada čia ir kviečia mus į savo akivaizdžią, prašydamas vien tik mūsų atvirumo, kad ieškotume jo su tikėjimu, nes jis iš tikro nori būti mūsų draugas ir mūsų Dievas. Kai pasitikėdami atsiveriame jam, mes leidžiame jam būti su mumis ir laiminti mus. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos svirduliuoti, tačiau manoji meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Manoji ramybės sandora nesusviruos. Izaijo 54:10. Taigi, esame kviečiami pradėti kelionę vidun. Pradėti kelionę
vedančią į gilesnį Dievo ir draugo pažinimą, prisilietimą prie jo, kaip tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Šioje kelionėje Viešpats mus pasitinka ir apdovanoja žinojimu, kad kiekvienas mūsų gyvenimas, džiaugsmas, skausmas, mirtis ir prisikėlimas yra jo akivaizdoje.